Labą dieną, esu Arminas Varnauskas, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas. Siekdami studentams informaciją pateikti visais įmanomais kanalais, nusprendėme 4 pastarųjų mėnesių svarbiausius nuveiktus darbus pristatyti jums ir video formatu. Pradžioje norėčiau pasidžiaugti, kad šiemet pagaliau pavyko išspręsti 2 metus egzistavusią problemą. Jis susijusi su socialinėmis stipendijomis. Vienas iš kriterijų gauti socialinę stipendiją yra mažos šeimos pajamos, už kurias yra skiriama socialinė pašalpa. Problema buvo ta, kad iki šiol šeimos pajamos būdavo įskaičiuojamos ir skatinamos stipendijos, kurios yra mokamos studentams už gerus mokslo rezultatus. Todėl atsirado studentų prašysiu jiems nemokėti skatinamosios stipendijos, kad jie galėtų gauti socialinę stipendiją. Šių metų pavasarį visgi pavyko įtikinti Seimo narius, kad tokia tvarka yra ydinga ir vienbalsiai buvo priimtos 2 įstatymo pataisos, kurios šią problemą išsprendė. Taip pat džiugu, jog pajudėjo reikalai ir su Vilniaus miesto viešuoju transportu. VUSA kreipėsi dėl leistino vežtis bagažo dydžio ir jis buvo padidintas. Taip pat surinkome daugiau nei 8000 studentų parašus dėl tvarkaraščių ir maršrutų koregavimo. Į dalį pasiūlymų savivaldybė atsižvelgia, bet neketiname čia sustoti. Artimiausiu metu organizuosime susitikimą su savivaldybės atstovais, kuriame bandysime spręsti toliau esančias problemas Vilniaus mieste. Daug dėmesio skirta pirmo kurso studentų integracijai į universitetą. VUSA parengė studentiško gyvenimo vadovą, kuriame yra pateikta svarbiausia socialinė ir akademinė informacija bei aprašymai VUSA ir VU teikiamų veiklų. Jis buvo išdalintas visiems pirmo kurso studentam. Šiemet organizuota net 17 pirmakursių stovyklų, kurių metu daugiau nei 1500 studentų buvo supažindinti su universitetinių studijų specifika. Be abejo, negalima pamiršti ir tiesiogiai su studijomis susijusių problemų sprendimą. Švietimo ir mokslo ministerija buvo pateikusi rekomendacijas dėl finansavimo peržiūrėjimo, dažniau vadinamo rotacija, kuriuose nurodė, jog jeigu studentas semestre bent iš vieno egzamino gauna skolą, visi semestro pažymiai yra prilyginami nuliui. VUSA ir VU buvo pirmieji, kurie garsiai pasakė, kad tokia tvarka nesivadovaus ir Vilniaus universiteto studentams skaičiuojami tokie pažymiai, kokius jie gavo. Pavasarį buvo svarstyti ir Vilniaus universiteto studijų nuostatai. Tai svarbiausias studijas reglamentuojantis dokumentas universitete. Džiaugiuosi to, jog daugiau negu 90% pasiūlymų buvo atsižvelgta. Tikrai negaliu išvardinti jų visų, bet norėčiau vardinti vieną iš pagrindinių. Tai sesijos laiko panaikinimas, kuris teisiškai tvarkingai leidžia studentams egzaminus laikyti anksčiau negu iki šiol, susitarus su dėstytoju. Tai ypač svarbu tiems studentams, kurie ketina studijuoti pagal Erasmus mainų programą ir ieškotis darbo vasaros metu kitoje šalyje. Pati atstovybės veikla tapo dar labiau orientuota į studijų proceso tobulinimą. Šiemet organizavome mokymus daugiau nei 100 savo narių, kuriuose buvo nagrinėjamos svarbiausias akademinės temos – Lietuvos aukštojo mokslo sistema, kokybės užtikrinimo mechanizmai, studijų programų atnaujinimas ir įsigytas kreditas. Spalio mėnesį taip pat pirmą kartą ketiname surengti mokymus visiems studijų programų komitetų nariams, kurių Vilniaus universitete yra daugiau negu 200. Verta pasidžiaugti ir tuo, jog VUSA aktyviai bendradarbiauja su Švietimo mokslo ministerija ir kitomis su švietimo politikai susijusiamis institucijomis. Taip pat labai džiaugiuosi, jog pavyko šiemet užmegzti ryšius su Oksfordo ir Kembridžo lietuvių studentų bendruomenėmis. O pabaigoje norėčiau atskleisti mažą paslaptį. Tai didžiausia planuojama šių metų darba, kurio rezultatus turėtume išvysti jau metų pabaigoje. Tai yra aukštojo mokslo reformos analizė. Išnagrinėję aukštojo mokslo reformos privalumus ir trūkumus, ketiname teikti rekomendacijas visom politiniam partijom, kurios kitų metų rudenį dalyvaus Seimo rinkimuose. Tiek trumpai apie svarbesnius nuveiktus darbus, o daugiau informacijos visada galite rasti elektroninėme puslapyje www.vusa.lt. Dėkoju už dėmesį.